Sveiki, su jumis SportPodas ir Augustas Kipario 10 laida Krepšinio operacija. Ir šiandien tokia greita reakcija mano į rungtynes Lietuva prieš Latviją aštuntfinalyje, kurias Lietuva laimėjo 9 taškų skirtumą 88-79. Tai pirma reakcija, na ką Latvijai, kaip Velička po rungtynių sakė, prisibazarinot. Čia Latviai favoritai, visa kita. Taip, aš manau, mano subjektyvia nuomonė, Latvijai buvo favoritai šių rungtynių, nežymus, 5-5 Latvijai. Jeigu Lietuva būtų žaidusi su Jokubaičiu, aš būčiau sakęs, šiam Lietuva procentų, kiam Latvijai procentų. Bet dabar, kai Lietuva neteko Jokubaičio, reikia sutikti, ne 100% žaidė ir Sedekerskis su Normantu. 5-5 Latvijų favoritai, žinant, kad Žagaras žaidė visai neblogai, neatrodė toks traumuotas, taip žaidė irgi ne 100%, reikia ir tą paminėti. Lomažas žaidė, dominavo Porzingis, na bet reikia paminėti, kad pas juos žaidė Eurolygos žaidėjas. Galim skaičiuoti, kiek turi Eurolygos/NBA žaidėjų Latvijai. Tai jie turi Porzingį, Bertanį iš Dubai ekipos Eurolygoje žais, turi tą patį šitą Žagarsą, turi Šmitą, tai yra daug, turi tų žaidėjų, Kurucas, bet jis daug nežaidė, bet vis tiek jie turi tų žaidėjų, kaip sakant, ir už Lietuvą ant popieriaus atrodė geriau, bet aišku, lietuviai parodė, kad ne popierius, o komanda žaidžia. Reikia paminėti, kad taip pat charakteriai yra tokie skirtingi. Jeigu Lietuvos rinktinė turi komandos charakterį ir mes labiau laimėjom kaip komanda, nes tikrai buvo žaidėjų ir lemiamais momentais ir visa kita ir panašiai. Latvija labiau turi egoistišką rinkinį žaidėjų. Porzingis egoistas, Bertanis egoistas plus vaidyba, Lomažas egoistas ir ten visi realiai žaidė po vieną. Aš biškį paspręsiu, tu biškis paspręsi, aš. Ir taip gavus, kad nieko Latvija neišsprendė. Latvija šiose rungtynėse pirmavo 0 minučių ir 0 sekundžių, arba aiškiai pasakant, Latvija nepirmavo, ko jiems ir nebuvo galima padaryti, net nebuvo labai šansų jiems kažkaip pirmauti. Gal antram kėliny buvo, kai buvo 28-18 baigtas pirmasis kėlinys ir Latvijai antrą visai kėlinį neblogai pradėjo ir 28-24 berods buvo, ar netgi 28-26 buvo sumažinti atsilikimą Latvijai, bet tai buvo arčiausias momentas, kad Latvija galėjo mumis pasivyti. Mes žaidėme puikiai, žaidėme kantriai. Faktas, kad mumis į priekį vedė netikėtai gerai sužaidęs Aleksas Karuzo Velička. Arnas Velička tiesiog dominavo. Aš netikėjau, kad Velička gali toks geras būti. Pirmus 3 iš 3 tritaškių jisai pataikė. Tiesiog atrodė kosminis. Ir mes žaidėm be Porzingio. Ką buvo? Mes žaidėm be Valančiūno, nes Latvija žaidė su Porzingiu. Ką buvo galima numatyti ir prieš rungtynes, nes Valančiūnas negali gintis nei prieš Šmitą, kuris meta tritaškius, nėra pikiampopinis 4 numeris, bet žaidžia centru daug Latvijos rinktiniai, nei Porzingį negali gintis, jis irgi yra atletiškas ir ginasi ir meta tritaškius. Tai negali gintis Lietuva prieš Valančiūnas. Ko pasiekoje Lietuvos rinktinė turi žaisti su Mareku, kas baudos aikštelėje kiek silpniau ginasi Marekas, bet prie tritaškio linijos jisai išsikeičiant prieš varžovų pikiampopus aukšto ūgio gali geriau atrodyti. Daug žaidėm ir su Tubelio 5 pozicijai, mobilių 5 daug naudojom. Kas man patiko, tikrai labai nustebino Lietuvos rinktinės branda, tokia, net iš tokios rinktinės, jeigu paimtum žaidėjus, tokią komandą, tokią rinktinę, nesitiki brandos iš tokios rinktinės. Yra keli žaidėjai, taip, iš kurių tu tikiesi brandos, bet didžioji dalis, ten Sargiūnai, Veličkos, Normantai, ten visa kita ir panašiai, Tubelis. Nėra, kad tu brandos iš šitų žaidėjų tikėsi, bet jie pademonstravo puikią brandą ir tiesiog, sakyčiau, komandiškumų laimėjo prieš Latvijos nacionalinę rinktinę, kurie tiesiog buvo pavieniai žaidėjai. Bertanis ilgą laiką sėdėjo ir žaidė ir sėdėjo su 0 taškų. Labai Latvijai. Paskiau Latvijai, kai jau matėsi prieš 4 kėlinio metu, jie tiesiog panikavo ir ta prasme jie tiesiog ne tik, kad panikavo, bet jie tiesiog pradėjo emocijomis karštakošiškus sprendimus daryti ir panašiai. Noriu dar kai ką paminėti apie rungtynes. Kiek teisėjai tai buvo tikrai Latviams tokie teisėjai, kokių tu ir
Nu, jeigu prieš rungtynes sakytų, švilps baudų Porzingiui, buvo Porzingis mes apie 15 baudų metimų, daug švilps baudų Porzingiui, tu imtum tokį teisėją, tai teisėjai tikrai buvo ne lietuvių naudai, nes labai prasti teisėjai, paskiau ant galo jo ten buvo ir visokių, sakyčiau, teisėjai 50-50, plus Latvijam daug pražangų skyrė už Porzingį. Tiesiog Porzingis ten padaro, ką Porzingis. Kartais atrodo, kad tu turi per metrą nuo jo stovėti. Ir tai, jeigu iškelsi ranką, bauda. Nes atrodo, tas situacija, kai Sirvydis prieš Porzingį buvo likęs ir Sirvydis nieko nepadarė. Pražanga atrodo, jis kaip žvaigždė, kaip pasakytų mūsų rinktinės, kaip mūsų asistentas rinktinės pasakytų, žvaigždė, Obana, žvaigždė. Tai aš sakau, tokius švilpukus davė teisėjai Porzingiui, kad čia pasičiapsėdamas Porzingis turėjo sužaisti, aišku, Porzingis sužaidė kosminės fenomenalias rungtynes, tokias statistiką, kaip pasakė, tai atrodė, kad čia komandinė statistika, 34.19 kamuolių, 39 naudingumo, apie Porzingį nieko blogo negali sakyti niekas, bet pagalbinių jam trūko, Lomažas gale, ten pataikė vieną nuo lentos tritaškį ir vieną tokį kiaurą per rankas, bet irgi tai buvo tritaškį tiesiog iš eigos ir tokių jis nesusimes, duok dievė, Neptūne gal ir susimestų, bet tokių jis šiaip nemeta, meta tus tritaškius, bet jis tokių šiaip visas rungtynes nemeta ir jis nėra labai stabilus metikas. Jis nežaistų Neptūne, jeigu jis būtų stabilus metikas. Tai jis tokių metimų tikrai nepataikys visą sezoną, čia faktas. Ir jis nėra tokių metimų metikas, vis tiek yra tokių kitokių metimų kiek metikas, bet sakau, Latvijai Porzingis neturėjo pagalbinių ir čia yra ta bėda toj pačioj Suomijos rinktiniai, toj pačioj Slovenijos rinktiniai, kad jie turi Marką Nenadončičių, Latvijai turi Porzingį ir panašiai, bet jie neturi. Kartais, jeigu tie pagalbiniai suveiks, tai Latvijai gali, ar tie Latvijai, ar tie patys Suomija, ar tie patys Lenkai, jie gali toli nueiti, bet jeigu nesuveiks tavo pagalbiniai, tai tu liksi aštuntfinalį iki Porzingis vienas pats sužaidė, 34.19 kamuolių, toliau niekas jam nepadėjo, realiai, tose rungtynėse ir Latvijai buvo šalta karštakošiai, viską darė karštai, rungtynių pabaigoje. Jo, ir aš prieš rungtynės turėjau tokią nuomonę, kad lietuviai turi ateiti rungtynės, nes 0-0, bet lietuviai turi ateiti rungtynės jau tokia šiek tiek prieš rungtynės laimėtama. Tokia, kaip pasakyti, kad tokia asmeninė pergalė prieš rungtynes dar turi jie lietuviai pasimti, tai yra kažkokia ar charakterį, tokį, ar rungtynės gerai pradėti, ar nustebinti latvius, kažkas tokio, taip turėjo prasidėti rungtynės, kad lietuviai tokia bam, kad iš karto neužsikurtų fanai, neužsikurtų Latvijai, nes jeigu jie užsikurs, tai jie gali savo tokius tritaškiukus susimesti, kurie yra lempiniai, nes kas yra Latvijos rinktinė? Tai yra Bertonio Porzingio rinktinė su vidutiniokais apie nieką. Žagaras, aš nesuprantu, kaip tie Latvijos tokie žaidėjai pasiekė. Gerai, Šmitas, dar aš įvertinu kažkiek kaip tą žaidėją rimtą tokį. Žagaras, prieš kelis metus žaidė Kėdainiuose, jis dabar žaidžia Fenerbahčėje. Dabar tie Latviai kažkaip randa tie Latvijų tokie pizdukai vidutiniokai. Ir jie randa kaip būdą, kaip pakilti į tą neblogą Eurocupų Eurolygos lygį ir jie tampa kažkokiais tokiais rinktinių lygiai vidutiniokais. Tai sakau, kad man tas, tai Latvijai prieš rungtynės aš tokį turėjau nusistatymą, kad reikės Lietuvai jau ateiti rungtynės kažkiek rungtynių laimėjus, nes ateiti 0-0, tu turi ateiti kažkiek pasiruošęs, tai 10% ar 20%, tokį niuksą duot, kad fanai neužsikurtų, kad patys užsikurtumėt, Latvijams neleistų užsikurti, kas ir buvo iš esmės, kas ir pavyko Lietuvai padaryti tą. Pirmas kėlinys labai puikus, puolime 28 pelnyti taškai, gynyboje, sakyčiau, vidutinis kėlinys, 18 taškų, bet rinktinių kontekste galim sakyti ir geras kėlinys. Valančiūnas žaidė tik 9 minutės, pailsėjo šitos rungtynės, nors to tikrai nebuvo galima numanyti. Buvo galima numanyti, kad dėl gynybos jisai sėdės ant suolo, bet prieš Čiavarą užsiautė keletą momentų, bet daug jo neteko naudoti. Nežaidė Birutis berods, aš bent jau nepastebėjau, kad Birutis būtų žaidęs. Gaila iš esmės Biručio, nes tikrai jau geriau būtų jis Žalgiryje ruoštųsi sezonui, bet iš kitos pusės žaidė Tubelis centru. Tai turbūt matėme daugiausiai, kiek galėjom šį čempionatą Tubelį centro pozicijoje, bet normalu, manau, Tubelis yra šiek tiek geresnis ir mobilesnis gynyboje, ko šiandien tikrai reikėjo mobilumo. Tai Sirvydis,
man patiko Sirvydis, kad nekrenta jam tie tritaškiai, čia faktas, reikia pripažinti šį čempionatą Europos tragiškai tritaškius meta Sirvydis, tragiškai. Bet jisai rado būdų, kaip eiti labiau po krepšių, daryti driblingus ir, kaip sakant, savo žaidimu keletą kartų pabandė ir pick and rollą žaisti, bet tas jo pick and rollas yra kitoks, vis tiek jis yra labiau scoring žaidėjas ir jisai su Valančiūnu keletą kartų bandė žaisti pick and rollą, bet pats metimų užbaigdavo takas, kas yra šiek tiek kitoks pick and rollas. Lietuvos rinktinė labiau yra pratusi per visą laikotarpį, netgi istoriškai yra pratusi labiau pick and rollą žaisti, įvedant centrui kamuolį, tokia mes jau tauta, centrų uždėrėjusi tauta. Tai tikrai tai yra ir apie tai galima kalbėti, kad Sirvydis šiek tiek irgi padėjo. Bet faktas, neapdainuotas didvyris yra Velička, aš noriu apie jį kalbėti. Velička, wow, Velička priminė tiesiog kosminį žaidėją. Taip, turbūt sunku tikėtis būtų, kad Velička sužais ir ketvirtfinalį taip gerai, kad ir kas bebūtų graikai ar Izraelis. Sunku man tikėti, kad sunku man matyti tą vaizdą, kaip jis vėl 20 taškų ir 11 asistų įmeta, nes čia fenomenalu tiesiog. Bet sakau, Veličkai, mes lenkėmės Veličkai, tai yra tas X faktorius, kurio mums tikrai reikėjo, kur prieš rungtynes mes tikrai dėjom, mes neturim to kūrėjo išdėjo. Taip, Veličką mes matėm, kaip jo tie perdavimai, visa kita kartais būna tokie prastesni, bet girdėjau čia tokią mintį, kad tikrai Veličkai kartais reikia tiesiog būti su kamuoliu, nes jis yra toks žaidėjas, kad jam nuo suolo kilti neišeina, jis negali įeiti į ritmą, jam reikia būti tuo 30 minučių žaidžiančiu su kamuoliu, aš valdysiu kamuoliu, aš kartais padarysiu nesąmonę, kartais užmėsiu alejupą netikslų kokį nors, kartais išsimėsiu tritaškį nepataikysiu, bet aš eisiu drąsiai, eisiu su kontaktu, eisiu ir rizikuosiu kartais perdavimus rizikingus, tritaškius rizikingus išsimėsiu, bet aš kartais ir pataikysiu tokių, kokių reikia. Tikrai labai man džiugu Neptūne jį matyti, aišku, gali būti, kad jį išpirks, nes tikrai po tokio čempionato tikrai gali visko būti, tas pats ir apie Lomažą, yra, kad jį gali išpirkti. Lomažas netgi yra su galimybė išeiti žaidėjas dėl Veličkos, aš nežinau, ar jis turi galimybę kontrakte įrašyti iš Neptūno išeiti, bet jo, man tikrai labai patiko šitai, reikia paminėti. Tai tikrai buvo geras trenerių planas paruoštas ir tikrai labai smagu iš Lietuvos rinktinė, esam top 8, važiuojam ir tiek, toks trumpas mano toks Sportpodas krepšinio operacijos 10 laida apie Lietuvos ir Latvijos ketvirtfinalį. Tai tikrai labai smagu matyti taip žaidžiančią rinktinę ir manau, kad jeigu netyčia dar ir Izraelis pateiktų sensaciją veikdami Janį ir Graikiją, ką gali žinoti, gal ir ketvirtas beje, mes pirmą kartą po 10 metų arba po 2-15 sidabro, mes pirmą kartą Europos čempionate patenkame top 8. Tai ką, chebra, Sportpodas baigė savo, ir Augustas Kiperis baigė savo 10-ąją laidą krepšinio operacijos, mes Lietuva top 8, važiuojam. Davai, ačiū. Like, subscribe, share, comment ir laukiam ketvirtfinalio.